Sveiki, pasakosiu šiandieną apie matricą. Kad papasakot, man reikia viską išdėti į lapą. Aš turiu matyti vaizdą. Mano protas ir intuicija pas visus tai veikia, bet aš tai aiškiai matau ir man, kada aš sudedu, man gaunasi step by step. O kada aš nesudedu, man reikia 10 užrašų čia pasirašyti, kažko nepamiršti. Ok. Važiuojam. Matrica. Kas yra matrica? Tikrai girdėjote filmus, matėt matricą. Ir ten pasakoja apie matricą, kaip mes norime išeiti iš to tinklo. Kaip norime išeiti iš to tinklo. Štai matrica. Surašiau. Ir čia yra laisvė. Laisvė yra tokia maža, ta laisvė. Maža. Taigi žiūrim, kas yra matrica. Matrica. Matrica yra iliuzija ir melas ir kontrolė. Laisvė, išėjus iš matricos, čia yra matricoj. Žmogus gimsta matricoj. Žmogus gimsta matricai. Ir tada, tik tada, kai jis sąmoningai sako, no, man čia nepatogu, aš noriu išeiti. Prasideda išėjimo į laisvę iš matricos etapai. Pas vienus jie trunka po kelias reinkarnacijas, pas kitus trunka x laiko. Niekas negali nustatyti to tiksliai laiko, nes tai yra viso gyvenimo darbas. Iki x metų mums sistema, tai yra, kas yra ta sistema, tai yra mano tėvai. Aš gimiau pas savo tėvus. Aš gimiau x šeimoje. Ir man sistema sako, štai tau brangioji mūsų programos ir dabar tu gyvensi pagal jas. Nuo pat gimimo mums sako, taip galima, taip negalima, taip daryk, taip nedaryk, taip teisinga, taip neteisinga, tai tiesa, tai melas. Kaip tai veikia? Štai mama, tėtis sako, ne, neklausyk, čia melas, čia nesąmonė. Tai yra tėčio suvokimas perkeliamas į vaiką. Programa, įsitikinimas, įprotis. Įsitikinimas. Tėtis sako, kad ne, neskaityk vaikeli, čia tų knygų, čia melas. Viskas, vaikas neskaitys tų knygų, jis nesikreips. Tėtis sakė, tėtis žino. Nes tėtis yra autoritetas. Tėtis yra autoritetas, mama yra autoritetas, jie dideli. Iki 12 metų plius minus nekvestionuojama tai ir tai yra tiesa. Vaikam sakė, mama žino, mama, tėtis sakė, tėtis žino. Ir taip yra veikia. Iki 12 metų vyksta programos įpūtimas. Kaip aš sakau, programos įpūtimas. Įpūtimas, tai reiškia, kas galima, kas negalima, įpročiai, taisyklės, lojalumas, pririšimas prie tėvų. Ateina laikas atsiskyrimo. Atsiskryrimas prasideda anksčiau tenai, tais raidos etapais, 3-7 metai, ne? Ir prasideda atsiskyrimo etapai. Ir tie įpročiai mus tiek surakina, tiek prirakina, kad mamai, tėčiui sunku paleisti, ne? Jeigu suaugę tėvai šiandien aš suprantu, tai tada aš irgi nesuprantu, kai savo vaikus auginu, vaikai, sorry. Tai va. Tai tada mes nežinojom apie tai, apie tos raidos etapus, kaip juos pist uždaryti 3 metų, pist uždaryti 7 metų, pist uždaryti 12 metų, ne, tos raidos etapus, kad separacijos būtų ekologiškos, sakyčiau taip, sveikos, ekologiškos, o nereikėtų atsiskyrimo daryti kito 50 metų ir jos tada ten metus laiko tu drožiesi su tom separacijom nuo tėvų, kai nepadarai raidos etapų teisingai. Taigi, matrica, programos, paveldim programos, epigenetika mokslas, viskas senai įrodyta. Mes paveldim per DNR viską, ką galim paveldėti. Eisiu į kairę, eisiu į dešinę, dirbsiu tam pačiam darbe 15 metų, kaip ir mama, daug dalykų. Čia yra programos ir čia yra šitos programos, patinka ar nepatinka, mes priklausom giminės sistemai. Reiškia, aš gimiau pas savo mamą ir tėtį. Nu, čia dabar giminės tos sistemos nepaišysiu, jeigu norėsit pažiūrėti kitam vaizdo įraše. Ir tai yra lojalumas. Pasąmoniai mes priklausom lojalumas.
bažnyčiai, valdžiai, mokyklai, būreliui, grupiai, tėvams, giminės sistemai, mes esame pavaldus. Kiekvieną kartą, kada aš bandau perlipti matricos tvorą, štai mano programa. Mano viduje yra programa, kad aš galiu uždirbti X sumą. Tarkim, yra tam tikros lubos. Mano X suma. Kada aš noriu uždirbti daugiau, kiekvieną kartą, kai aš noriu perlipti matricą, aš perlipu programą, neatkartoju kodą, aš noriu sukurti savo kodą arba naują programą, naują įprotį, naują kažką. Aš bandau perlipti matricą, aš būsiu laisvesnis negu buvo jie. Tai yra nesaugu. Giminės sistema sako, X laikų, X tenai kažkada, ten ir tada buvo žmogus, kuris norėjo perlipti tai ir tada bumt jį nužudė, bumt jį ten kažkas atsitiko. Giminės sistemos pagrindinė užduotis yra išgyventi ir ji saugo visus tuos savo gyvus giminaičius, kurie bando perlipti matricą ir sukurti savo kodą, neatkartoti kodą. Ir vėl nesigilinsime tai, kaip tai paleisti tas programas, kreiptis pas mane ir paleisti. Bet tai yra, kai tu supranti taisyklę, kaip tai veikia, kodėl aš paišau štai šitą. Šiandien pas mane tas etapas, kai man reikia tvirtinti laisvę. Ir aš paišau. Kada aš paišau, pasakoju, supaišau, aš žinau, kaip veikia. Aš transliuoju ją į pasaulį ir esmė netame ten pažiūrės, nepažiūrės. Aš transliuoju savo tiesą. Ir tai yra svarbiausias dalykas. Kada aš transliuoju į pasaulį savo tiesą, kolektyvinė sąmonė keičiasi. Mano tam archyve mintis, dėžutės, viskas keičiasi. Aš kuriu naują kodą. Tai va šiandien, toliau, programos, įsitikinimai, kas yra matrica, grįžtam prie to, melas, kontrolė ir sistema. Sistema, kuri laiko. Jeigu paimsime bendrai, pasižiūrėti, melas ir kontrolė yra ego. Tai veikiama iš proto, iš ego. Ir tai yra velnias. Kažkada žmonės atskyrė dvasia, dievas, baltas, šviesų gražu, aš baltas ir pūkuotas meškiukas. O velnias, tai tas, kas paslėpta, velnias tai, ko aš negaliu matyti, velnias tai, ką aš prislopinu savyje ir velnias, žiūrėkit, kai kitą kartą sakot, tas žmogus tai tikras velnias. Jis ne velnias, jis jums parodė, jūs tai, kas jūsų tamsoje. Pasaulis yra veidrodis, žiūrėkit, aš žiūriu į čia, ir jeigu tai paimsi, pasaulis yra veidrodis, čia irgi tą dėsnį, aš žiūriu čia, aš esu tamsoje, aš esu matricoje, aš žiūriu į čia ir aš, matai, dvejopas gali būti poveikis, matai, jisai kyla, žiūrint iš kokios emocijos kyla, iš pavydo gali kilti, iš bet kur gali kilti ir čia aš galiu pripažinti, arba aš tai turiu ir pavydžiu, bet aš slėpiu, kad pavydžiu, nes aš ir pavydą slėpiu, arba aš turiu ir aš to noriu, bet jeigu aš matau, ten teka, kaip faina, kaip smagu, kaip gražu. Ir jeigu aš žiūriu iš teigiamos emocijos kažkokios, aš irgi vidurį ir matricoje, tai aš galiu tai pasiimti ir aš einu. Ir čia yra dėkingumo matricos įvairiausios. Vibracijos visokiausios gali būti. Taigi, pasaulis yra veidrodis. Ką matau, tai yra manyje. Kada aš iš ego žiūriu, dabar bendrai pasakoju, kas yra matrica, tai yra realybė. Matrica yra realybė. Tik skirtumas tarp to, kada tu eini iš ego, tu esi va šitoj sistemoje. Kada tu eini iš dvasios, gyveni, ego eina. Iš dvasios, kada tu eini, tu teki, tai yra laisvė. Melas, kontrolė yra sistema. Sistema, kuri susikūrė savo taisyklės ir tave laiko. Ta pati religija irgi yra matricoje. Laisvėje yra pasaulis, aš tikiu. Taigi grįžtam čia per sistemą, einam pakartosim. Programos, įsitikinimai, įpročiai, taisyklės sukuria lojalumą,
sukuria lojalumą, pririša jūs prie X kažkokios X kažkokios vietos religijos, bendruomenės, šeimos, giminės ir tai yra priklausomybė. Ir tai yra priklausomybė. Aš priklausau, reiškia, turiu būti lojalus. Taip reikia, aš žinau, kad taip reikia elgtis. Pasąmoniai visada, žiūrėkit, netgi kartais ir ne kartais dažnai žmonės sako, aš netoksai kaip mama, aš netoksai kaip tėtis. Aišku, kad ant kriaušės neauga obuoliai, persikai neveda vyšnių. Tai čia lygiai tas pats. Tai aš slepiu, aš nežinau, aš nenoriu pripažinti ir dar daugiau tam tikrų dalykų yra. Ir čia yra, taip turiu, reikia, privalau. Čia žodynas yra visai kitoks. Reikia padaryti, privalai, kokios tavo pareigos, šiukšlės išnešti. Bet čia va yra viskas reikia. Ir čia yra žodžiai, kuriuos mes vartojame. Čia yra, kas yra melas? Aš nežinau, aš nenoriu pripažinti tiesos. Čia yra tiesa ir aiškumas. Čia dažnai kartuojame štai tokie žodžiai. Aš toks kaip visi. Jeigu štai žmogaus paklausiu, kaip tu jautiesi, arba, nu tai kaip čia taip, kaip supranti, nesvarbu. Nu tai kaip jautiesi, kaip visi, nu tai kaip visi šitoj situacijai skiriesi, nu tai kaip ir visi. Nu tai ten kažkur tai kažkas nesekasi ir tada sako, nu tai kaip ir visi. Aš ne visų klausiu, aš X klausiu. O čia yra labai svarbus tam tikri dalykai. Aš geresnis, aš esu svarbus, aš gydytas, aš direktorius, aš gydytas, aš projekto vadovas, aš tenai X kažkoks, ten laiptuką užlipau, arba aš turtingas, arba aš tenai gražus ir protingas. Viskas ten priklauso nuo savo aš, kuris tas S išpūstas. Viskas, ir čia galima pamatyti žmonių kalbose raktiniai žodžiai visame kame yra. Žmonės čia kalba vienaip, čia kalba kitaip ir tai jaučiasi. Čia žmogus, pavyzdžiui, aš svarbus. Arba netgi kuklumas, tai irgi yra matrica. Kuklumas yra labai neigiama savybė ir jinai irgi yra matrica. Ir kada žmogus iš kuklumo, tai kas čia tokia, tai čia kuklinuosi. Bet iš tikrųjų tai slepia tą savo kažkokią tai dalį. Negalim sakyti, kad egoistinė, bet kažkokią. Taigi, aš svarbus, aš geresnis, aš blogesnis, ane? Čia šitoje vietoje yra tarp dvasios ir tarp dvasios ubagystės, nėra visiškai jos, ir išdidumo. Čia yra, va taip. Ir čia yra tos supinės. Dažnai aš, pavyzdžiui, savyje stebėjau. Buvo krentų į dugną, po dugno tenai, po pelkės ir į tos viršaus, nematau tos pelkės. Į dvasios ubagystę ir čia yra aš karalius. Ir viduje jausdavosi labai. Ir tai yra tas kompleksas toksai kaip apsišaukėlio sindromas. Jis irgi ateina iš čia. Tol, kol mėto, tol kedena, kol tu nerandi save. Kodėl tu nerandi? Todėl, kad čia nesutvarkyta. Į čia ateiti galima tik tada, kai čia nepyksti. Jeigu tu turi pykčių ir kažkokių tai neigiamų emocijų ant šitos dalies, tu į čia neišeisi. Tik tada, kada tu pamilsti šitą ir sutinki su tuo, kad jį yra, čia yra priežasties pasekmės karminis dėsnis. Pripažinti, kad tai yra. Aš pripažįstu, kad tai yra. Aš žinau, kad aš nepripažįstu, aš ne tik pripažįstu, aš žinau, priimu tai. Velnias yra, myliu šiandien velnę, savo vidinį labai. Pripažinti per karminius dalykus, leisti jam būti. Neprieštarauti jo, nes tu negali prieštarauti tam, kas vyksta, tam, kas yra lyja lietus. Tu neprieštarauti, lietus nelyja, tai yra melas. Ir visame kame, va čia ir yra tas melas. Laisvėje jau viskas vyksta kitaip. Taigi, aš blogesnis, kančia, kas sukuria kančia? Religija. Kančia sukuria kažkokius priklausomybės. Štai, tarkim, aš neturiu niekur sutarčių, visur moku brangiau, renkuosi mokėti brangiau, bet aš neturiu sutarčių ir aš neturiu vedybų, nes jau tai mane varžo, kontrolė mane varžo, aš neleidžiu savo būti kontroliuojamai. Visame kame
jokių sutarčių ten, yra tos sutartys Tele2, ten, kur tu žinai, kad tu naudosies, numirsi, tai ką, vaikai nutrauks sutartį ir tu niekas nepasinaudos, ne? Bet visame kame iš principo nedarau jokių sutarčių, stengiuosi nedaryti kažkokių tai didesnių sutarčių, nes man tai reikštų, kad mane varžo, man sako, dabar čia mokėsi, dabar čia mokėsi, dabar čia mokėsi. Lygiai taip pat kaip kreditai, kontrolės ir panašiai. Toliau, priklausomybės. Va čia ir yra visos priklausomybės. Tol, kol turite nors vieną priklausomybę, čia neišeisi. Apie jokią laisvę gali nesvajoti. Tai yra tavo laisvės iliuzija. Laisvės iliuzija. Laisvės iliuzija. Aš noriu išeiti laisvę, bet aš nežinau, kaip tai padaryti. Aš turiu priklausomybę. Rūkymas, alkoholis, netgi brangioji, čia kažkur kitur dariu. Brangioji, aš negaliu be tavęs gyventi. Kaip skaniai tu valgyti, kaip aš be tavęs išgyvenčiau. Chlapt, mes sudarome kontraktą ir aš be tavęs neišgyvensiu. Ir tada, va čia va ir yra pamokos. Tada, kai miršta kita pusė, arba jis susirga ir jums tenka išgyventi. Ir tada matrica sako, pasižiūrim, tu išgyvensi ar neišgyvensi. Šitie žaidimai vyksta matricoje. Šitie žaidimai vyksta matricoje. Šitoj laisvės daly žmonės tokių pareiškimų nedaro, nes jie žino, kad aš kuriu dabar, aš esu čia ir dabar, aš gyvenu. Tada, kai aš kuriu, aš gyvenu. Gyvenimas čia yra gyvenimas, atidėto gyvenimo sindromas, kad gyvensiu tada, kai įrodysiu, kad aš kažkoks, kai atidirbsiu, kai būsiu geresnis, kaip nustosiu, kai privalau padarysiu N+K ten kažkokių tai sąlygų, tada aš gyvensiu. Čia aš kuriu. Čia ir dabar kiekvieną minutę akimirką, net eidamas į dušą, aš jau gyvenu, net valgydamas salotas, aš gyvenu. Ir tai yra gyvenimas. Jeigu čia yra aš turiu, aš reikia pareigos, čia aš noriu, aš galiu. Ir skirtumas, kuo skiriasi čia? Čia yra vibracijų skirtumas ir va, čia aš parodysiu apie vibracijų skirtumą. Va, čia aš parodysiu apie vibracijų skirtumą. Tai čia yra laisvė, vibracijos yra iki čia aukštos. Čia yra kontrolė ir vibracijos yra žemos. Štai jeigu jūsų viduje, kalbame apie aš noriu ir reikia pareigos, aš galiu. Aš noriu ir tai yra džiaugsmo energija, ir tada aš gaunu tą dozę džiaugsmo, aš dėkoju ir mano vibracijos yra čia. Kada aš reikia, aš jaučiu kaltę. Vėl man liepia susitvarkyti namus. Tup. Vėl mane bara. Tup. Man gėda, kad aš nesusitvarkiau namus ir mama atėjo, pamatė kambarį. Va taip mes auginame matricos vaikus. Ir va čia yra vibracijos. Ką reiškia vibracijos? Kad būti laisvė. Aš girdžiu, daug žmonių nori laisvės. Laisvė. Laisvė yra atsakomybė. Atsakomybė už mano norus, už mano svajonės, už tai, kad aš leidžiu savo viską, ko aš noriu. Aš neturiu laisvėje pareigų. Pareigos yra man, net ne pareigos. Yra aš noriu dabar į dušą. Aš noriu dabar praustis. Kodėl aš to noriu? Todėl, kad aš geriau jausiuos, ne? Aš kvepėsiu savo. Aš teku. Tai reiškia, aš teku iš intuicijos. Čia yra dvasia ir Dievas. Toliau. Kas dar yra laisvė ir skirtumas tarp matricos? Ne? Čia pasiskaitysit, jeigu kažkas įskaitysit tą mano raštą. Skirtumas tarp nieko. Ar jeigu bus įdomus, skaitysit. Koks dar yra skirtumas tarp laisvės ir sistemos, kada tu gyveni sistemoje? Koks yra? Čia tu gyveni iš proto, čia tu gyveni iš širdies. Aš noriu, man tai patinka, aš noriu raudonos suknelės, vyras šalia. Kur tu eisi su ta raudona suknelė? Aš su tavim niekur neįsiu, valio, reiškia, aš eisiu viena. Viskas. Tema uždaryta. Pavyzdžiui, aš dažnai irgi girdžiu, kaip kalbasi žmonės, ir ten, sakykime, filmą kažkokį gal žiūrėjau, vienas žmogus kažkada pasakojo, neprisimenu, iš kur, ir man labai patinka, vyras sako, kai moteris dėvi baltą apatinį trikotažą. Ok, valio, viskas gerai, tau patinka,
tai tu ir nusipirk. Esmė yra kame. O kada moteris, man vyrui patinka ir aš deduosi, nes vyrui patinka, bet mane erzina. Aš su tuo nesutinku. Aš darau tai ne dėl savęs, o dėl jo. Tai jumi krato, jūsų energijos tokios, jūs jau ten su tais savo baltais apatiniais neatsipalaiduosite. Ir nebent, tai jums taip pat patinka. Bet tada yra tas rezonansas yra. Toliau. Ir čia, jeigu čia mes gyvenam ego velnės, tai yra, čia mes slepiame savo šešėlį. Mes slepiame viską, ko mums sakė, nedaryk taip. Tai išeina iš kažkokių ribų, nevaikščiok trumpų sijonų, nes tu būsi paleistuvė, nevaikščiok su ilgai iškirpte, nes tada tu, kaip ten vadinasi tie žodžiai, provokuosi ir tau gali nutikti X kažkas, ne? Provokuosi ir tu esi kalta, kad tu su ilgai iškirpte provokavai vyrus, tugi kalta, kad jie žiūrėjo į tavo krūtinę, ir padarė avariją, tugi kalta, kad jie žiūrėjo į tavo krūtinę ir atsitrenkė į stulpą. Bet jeigu jo galvoje yra, nesakysiu to žodžio, tai faktas. Tai va čia ir yra visa ta tamsa, ne? Mes slepiame viską, ko nepriimam savyje. O ko mes nepriimam savyje? Mes nepriimame dažniausiai šviesos. Tai reiškia, kad aš kontroliuoju savo norus. Aš kontroliuoju, nes neleidžiu savo kažko. Aš kontroliuoju, nes tai netitinka mano tėvų įsitikinimų, kuriuos man davė. Ir net jeigu išorėje jūs to netransliuojat, jūs veda pasąmonę. Apie pasąmonę irgi yra atskiras vaizdo įrašas, tai galima įžiūrėti. Pasąmonė yra vedlys. Pasąmonė yra vedlys. Tai vat kaip kad būtų dėžutė, čia yra pasąmonė ir ta dėžutė pilna traumų, įsitikinimų, va šitų visų dalykai yra dėžutė. Va čia yra ta dėžutė, va čia yra ta dėžutė. Tuo, ko jį pilnesnė visų šitų, tuo jūs labiau esate lojalus sistemai. Kai pasąmonė tik stebais pradedam valdyti, mes ją išlaisvinam, protas nebeturi tų minčių, dėl ko mus laikyti čia, aš renkuosi laisvę, aš pabiškai einu į matricą. Ir va čia yra tie faktiniai atsiskrimai. Čia aš slepiu savo tamsą, čia aš myliu savo tamsą. Čia aš slepiu savo tamsą ir man trūksta jėgos ir energijos ir galios, o čia aš myliu savo tamsą, nes mano tamsa ir yra mano jėga ir galia. Paveldėta energija ir paveldėta jėga ir galia. Štai aš, kaip pavyzdį pasakysiu, žmonės galvoja, kad aiškiaregystė, aiškiažinystė, ekstrasensorika tai yra kažkas tai tokio stebuklingo pas visus žmonės, pas X žmonės. Tai yra tie žmonės nuvėjo tam tikrą kelionę, kelią ir tuos atvėrė. Visi mes tuos turim dalykus. Sakyčiau, negalėčiau pasakyti, kad ši mano jėga ir galia nėra kažkokia wow. Ji yra wow, bet kad ją paimti wow, man reikėjo padaryti X laiko, dirbti su savo tamsa, kad nešti ją į šviesą. Tai čia aš myliu savo tamsą. Mano tamsa, kurią aš pamilau ir apkabinau, ir yra mano jėga ir galia energija. Tai yra energija. Kaip nutinka taip, kad mes tam tikrus gebėjimus, juos pamirštame. Mes gimstame, sielos kelionė, jeigu kas skaitė, tai suprasit. Mes gimstame ir mes pamirštame. Mes pamirštame 6 poras siūlų. Ten yra daugiau dalykų, bet trumpai pasakysiu, aiškiaregystė, aiškiažinystė, intuicija. Ten yra daugiau dalykų ir ten yra regeneraciniai kodai. DNR galima regeneruoti iš X vibracijos. Iš X vibracijos galima padaryti daug dalykų. Kodėl mokslas to nedaro? Galbūt mokslas ir žino, aišku, mokslas yra mokslas, jis turi žinoti tam tikrus dalykus. Mokslas galvoja, kad mokslui reikia čiupinėti, matyti, mato ir skirtumą ir jisai žino. Šiandien aš galiu pasakyti tai taip.
aš pasakysiu, kaip man veikia ir aišku, yra labai daug knygų apie tai parašyta, tai čia nėra kalbėti, kad čia aš sugalvojau kažką, aš tiesiog tai patyriau. Pasaulis veikia jau iki mano gimimo ir tai aš tiesiog tik tai patyriau. Taigi, laisvės vibracijos X. DNR, atrišti tam tikrus gebėjimus, DNR galima per kažkokias vibracijas. Štai, tarkim, jeigu jūs pasitikite, jūs atrakinsite X DNR kodą. O tą kodą. Su žemom vibracijom jūs neatrakinsite nieko. Su žemom vibracijom jūs galite toliau ramiai sėdėti matricoje ir sakyti, ką matricoje žmonės sako. Man to pakanka, man užtenka, aš laimingas ir čia, man gerai ir čia. Ir tai yra pasąmonės mintys, žodžiai apie lojalumą. Apie lojalumą. Taigi, kai laisvė yra atsakomybė. Laisvė yra atsakomybė, o sistema, matricos sistema yra priklausomybė. Aš kažkam priklausau. Vedybos, netgi irgi kitam vaizdo įrašė, ten pasakoju apie tos lygius. Ir tenai irgi yra toksai dalykas, ir čia priminsiu priklausomybė. Aš turiu kažkam priklausyti, tai nebūtinai priklausomybė kaip tik tai neigiamas dalykas, ne priklausyti. Vedybos, aš priklausau kažkam, aš kažkam priklausau. Aš kažkam priklausau. Ir tai irgi yra lojalumas. Ir tai irgi aš turiu priklausyti kažkokiai šeimai, aš turiu priklausyti kažkokiai bendruomeniai, giminiai. Toliau, dėmesys išorėje. Čia labai labai svarbu. Dėmesys išorėje. Žmogus gyvenantis matricoje, jis nesukoncentruos savo dėmesio į viduje. Ką aš dabar jaučiu, ką aš dabar galvoju, kur mano kūne dėmesys. O va čia va yra ta atsakomybė, dėmesys viduje. Kai aš gyvenu iš širdies, mano dėmesys širdyje, nesvarbu, kur aš esu, aš dėmesį koncentruoju į širdį arba į bambą arba kažkur tai kažkokį tai kūno vietą, ten, kur sukoncentruoju dėmesį, ten daugiausiai pas mane jėgos, galios ir energijos. Ir tada iš ten viskas ir gimsta. Jūsų energija ten, kur jūsų dėmesys, ten jūsų energija. Čia dėmesys išoriai. Tai reiškia, kad aš visą energiją savo atiduodu. Štai, pavyzdžiui, dėmesys išorė. Ką reiškia dėmesys išorė? Štai aš valiau savo kontaktus, pereidinėjau tam tikrus etapus ir valau savo kontaktus. Tie dalykai, kaip valyti, kaip eiti, kaip užsitvirtinti čia tam laisvės etape, ne? Jie yra kitokie, jie veikia kitaip. Tu gauni žinutę, tau skambutis tik, klik atsirado ir tu eini ir darai. Aišku, reikėjo įsivalyti visą savo šiukšlinėlį kontaktus. Štai aš aptinku savo telefonų knygutėj, telefone užrašų knygutėj, kontaktų knygutėj, aptinku 800 kontaktų. Aišku, dalis jų buvo tenai sudvigubinta kažkokiu būdu per Viberį, WhatsAppą, per telefoną, aptinku beveik 800 įrašų. Įrašų unikalių. Ne įrašų, tiesiog įrašų. Aišku, tada juos apjungė, tenai gavosi virš 400, neprisimenu skaičių, nenoriu čia tiksliai meluoti, plius minus sakau. Toliau, tada, kai aš ištrinu, jų lieka 100. Aš jaučiuosi, aš iš karto, kada aš ištrinu visus tos kontaktus, kurie nėra man reikalingi, aš tampu laisvesnė. Ir aš einu į laisvę, aš darau viską, kad būčiau laisva, aš ištrinu viską, aš išmetu visus senus daiktus kažkokius, kad būti laisva. Nes čia mes kaupiame, nes mums trūksta jėgos, galios ir energijos. Čia mes esam laisvi, mums nereikia kaupti, aš turiu save ir to pakanka, kad aš būčiau laisvas. Čia gyvenimas, žmogus gyvena iš to, ką aš jaučiu, ką aš dabar noriu, kas man patinka čia ir dabar. Kai tuo tarpu matricoje žmonės gyvena, kaip aš atrodau, užsidėjau, aš galiu taip eiti į klubą. Ne, kaip tu čia atrodys, kad šiai tave ką žiūrėsi, girdi, kaip tu čia atrodys, bet per daug, per mažai, gal kažkaip tai kitaip. Ir tu eini ne su to, kad ką aš noriu, kaip man patinka, bet dabar man patinka taip eiti į klubą. Ir aš einu, ne, aš klausiu kito žmogaus nuomonės, nes man svarbu, ką pagalvos kiti. Ką jie galvoja apie mane. Ir čia yra, aš priklausau pritapti, įtapti, įtikti. Aišku, yra tenai, girdim daug komentarų, žmonės rašo ir visą kitą, ne, kad tenai, čia vėl valdžia. Tai jų visokių tam tikro etapo žmonių tų yra ir čia yra normalu. Tie rėkautai tik tai Facebook'e ir ten kažkur tai grupelė parėkoja, kita dar grupelė.
ateina jau kažkur tai ateina į kažkokius tai streikus ar kažkokius tai susitikimus, žodžiu. Ir va tai va, tos grupelės yra kažkokios. Yra dar tie vadukai, kurie irgi sako, kad mes čia viską sutvarkysim ir padarysim, jungitės prie mūsų čia. Žodžiu, visame kame yra. Čia aš esu, čia aš galiu būti bet koks. Jeigu čia aš esu svarbus gydytojas, mokytojas, direktorius, aš kažkoks esu X ir va, matai, aš direktorius, aš baigiau X. Čia aš esu ir to pakanka. Čia aš esu, aš galiu būti bet koks. Čia yra energija, jinai visokia. Dievas, koks yra Dievas? Dievas yra kiekviename daikte. Čia yra Dievas, čia yra Dievas. Bet kame, ką paimsi, čia yra Dievas. Čia yra Dievas. Kodėl? Visos idėjos yra iš Dievo. Jos yra iš Dievo, iš dvasios sukurtos. Jos sukurtos iš dvasios. Aš noriu. O, blemba, gera idėja. Čia taip, važiuok, sukūrėm markerį, neveikia. O davai padarom taip. Sukurti, ką duosiu pasauliui. Idėjos gimsta. Ką aš galiu dar duoti pasauliui, ką aš galiu padaryti dėl pasaulio. Viskas, va čia va, ir yra šita tiesa. Toliau. O jau materijai mes jas įžeminame. Ego, aš bėgu paskui gyvenimą, aš ieškau gyvenimą. Aš visada ieškau gyvenimo, noriu jį pavyti. Aš gyvensiu rytoj, aš gyvensiu poryt, o dar šiandien nuveisiu užkalsiu babkių, o dar šiandien padarysiu darbą. Ir aš čia gyvenu, aš čia ieškau gyvenimo, čia aš gyvenimo paieško. Visame kame čia ką aš darau, aš ieškau, aš esu ieškotojas, aš esu mokinanti, tas, kuris mokosi. Okay. Toliau, čia aš jau moku, čia aš jau žinau. Čia yra tiesa ir aiškumas, aš jau žinau. Čia ateina žmonės, tie, kurie jau išlavino savo aiškiažinystę. Aš aiškiai žinau. Tai yra begalinis pasitikėjimas, gal kitam rašiau, tai ieškau žodžių. Begalinis pasitikėjimas, aš žinau savim, begalinis pasitikėjimas. Čia yra, man nesvarbu, kas ką galvoja apie mane, aš žinau, kas aš esu ir ko aš noriu. Aš negalvoju apie kitus žmonės, nes aš žinau, kad jie dar čia. Aš jų netraukiu iš čia, nes aš žinau, kad ištraukti negalima. Jis turi pats norėti išeiti. Išeiti galima per skausmą. Kodėl per skausmą? Nes mums reikia paleisti priklausomybės. Priklausomybės mes paleidžiame per skausmą. Įpročius, įsitikinimus, taisyklės, lojalumas. Ir čia yra lojalumas. Kiekvieną kartą, čia apie lygius tenai gali žiūrėti vaizdo įrašą, jeigu norite šitą matyti. Jeigu norite suprasti, čia reikia visą seką žiūrėti, nes pasakoju visatos procesus. Tik jau pasakoju step by step. Step by step pasakoju, žingsnis po žingsnio, jau aiškiai. Plačiau, globaliau ir. Taigi, mintį pamečiau. Ką reiškia, kai nutrauki tikėjimą, ne? Apie gyvenimas, apie priklausomybę. Apie priklausomybę kažką norėjau sakyti. Okei. Pamiršau, reiškia, taip turi būti. Reiškia, nereikia sakyti, reiškia, kažkur kitam pasakysiu. Kalbėjau apie aš galiu, aš esu, koks laisvė. Apie laisvę. Kažką kalbėjau apie laisvę. Nuotrupos grįžta, bet ne esmė. Gerai. Žodžiu, tai laisvė yra laisvė, sistema yra sistema. Kiekvieną kartą tas, kuris yra laisvė, grįžtų į tikėjimą, minčių tikėjimą. Kiekvieną kartą tas, kuris yra laisvėje, bandydamas gelbėti čia, jis krenta į šitą dugną. Jis krenta patirti dugną. Jis krenta į žemas vibracijas ir kaip jaučiasi, žiūrėk, gelbėtojo sindromas. Ir čia dažnai praeina protakas. Žmogus, kuris jau yra viena koja laisvėj, viena koja dar matricoj, sistema jį laiko per giminės sistemą, dažniausiai protėviai laiko per giminės sistemą, nebūk toks kaip visi, neišsiskirk, nes
ten ir tada pavojinga. Įsiskirti pavojinga. Ir nepaleidžia. Giminės sistema visada nori, kad jai priklausytų visi tie ir neišeitų niekas iš giminės sistemos. Ir štai tada, jeigu aš, būdamas laisvėje, nusprendžiu gelbėti X Joną arba Petrą, iš žemų vibracijų, aš save turiu sumažinti. Žiūrėkit, aš esu vibracija 400. Aš turiu save sumažinti iki čia, kad patapti su juo. Bet jau jeigu aš turiu šitą vibraciją, vienintelis dalykas man užmigti per energiją. Nu taip sakosi, nežinau. Užmigti, sumažinti save, bet čia jau aš kentėsiu. Nereik nepamiršti, čia yra kančia, čia skaudės. Jeigu jau aš atėjau iki meilės, dėkingumo, tų tam tikrų vibracijų ir jau jas moku savyje palaikyti, jos jau prie manęs prisirišo, mano vibracija jau niekada nebus to, kaip nebus. Niekada, nesakyk niekada, nes gali tai būti, bet čia tau skaudės, grįžti į kontrolę. Žmogus, kuris atėjo į laisvę ir kuo daugiau tos laisvės jis išlaisvino savyje, į laisvę pereiti galima, bet ta laisvė laisvėja. Kai tu jau gali savo pasakyti, aš noriu, aš galiu, aš renkuosi, aš kuriuo aš gyvenu. Ir tai yra po trupučiuką. Tu pirmiausia ateini į nuogą laisvę. Nuogas, plikas ir tau skauda čia. Ir po truputį tada augini tą raumenį laisvę savyje. Ir va čia va šitoj vietoj, jeigu tu išeini iš čia ir bandai gelbėti žmonės iš čia, tau skauda, tu pats krenti į mirtį, į nulį krenti. Čia yra kur dugnas. Ir tada vėl kapstaisi per visus šitos. Ir turi praeiti vėl pro baimę, kaltė, gėda, nuoskaudas vėl, nes sluoksnis po sluoksnio jie vis atkrenta. Kiekvieną kartą, kada nukrenti čia į dugną, šiaip su nenukrentam, tai yra pamoka ir tai yra praeiti pro šitą, vėl kad grįžti į tam tikrą etapą. Bet jau veikia taip. Kada nukrentu į dugną, vėl einu ir aš vis aukščiau grįžtu. Vis lengvesnis. Tai reiškia, pas mane tiesa, aiškumas aštresnė, aš jau žinau, kaip veikia visas tas procesas, tai reiškia, aš jau žinau, kaip čia išlaikyti vibraciją reikia. Jau jeigu aš atėjau į meilės vibraciją, aš ją turiu išlaikyti. O kaip išlaikyti ją? Tik tai kuo mažiau pas tave va šitos energijos, vibracijų. Štai tarkim pas mane toksai etapas, kai aš einu į kavinę, kur sėdėjau kažkada su jų žmogum ir jeigu man ten to žmogaus vibracijos yra žemos, ten ir tada kaviniai mes sėdėjome, aš buvau irgi žemos vibracijos. Aš atėjau į kavinę, man taip krato ir aš tada pereinu į kitą kavinę ir viskas tenai nekrato. Nes ir čia aš ėjau su intencija, einu pasižiūrėsiu, kaip čia tas maistas, ar dabar valgiam tada fainas salotas. Bet tai ir buvo žema vibracija. Ir manęs jau mane leidžia tenai, eik sėdėti, bet mane tampo, mane krato, mane pykina ir taip ir yra. Jeigu štai dabar pas mane ateina energija, manipulacijos, melagystės, kažkokios tai žemos vibracijos. Dabar pasakoju apie tai, ir jau pykina. Ir pykina, ne? Žemos vibracijos, Jeigu... nebepasakosiu, mane pykina, mane karštis išmušė iš karto ir mane pykina. Aš krentu į žemės vibracijas pasakodama apie tai, nes pasakosiu kažkokią tai intenciją. Su vidinė kažkokia intencija, reikia žiūrėti su kokia intencija. Taigi, apie matricą paaiškinau, parašykit labai įdomu, ar viskas aiškiai, ar viskas aišku, ar suprantat, kaip kas veikia. Labai lauksiu, būtinai pasirašykite, būtinai prenumeruokite, būtinai dėkite like, kad žinotumėm ir kad kiti matytų vaizdo įrašus ir kad žinočiau, kas jums tinka, kas jums netinka, kaip kas. Parašykit savo nuomonę, kaip manot. Aišku, aš skaitysiu savai, bet vis tiek parašykit. Ir ačiū jums, kad stebit. Taip pat kiti vaizdo įrašai čia yra surašyti. Išplėsti daugiau, galite pasižiūrėti, ten yra surašyti kiti vaizdo įrašai, kameros langelis kitur ir man sunku kalbėti, čia žiūriu, o čia kamera,
Ten yra surašyti visas sąrašas vaizdo įrašų, ten galima pagal turinį paeiti, pasižiūrėti ir priminsiu, kad jei jums patinka mano vaizdo įrašai, paremti juos galite ten taip pat paspaudę nuorodą. Dėkoju Jums, kad žiūrit ir iki.